Maisto neofobija yra naujų maisto produktų ar patiekalų baimė. Tai gana dažnas reiškinys ropinėjančių ir mažų vaikų tarpe. Naujo maisto vengimas aplamai būdingas žmonėms. Neįprasto maisto dažniau vengiam negu jo ieškom. Toks elgesys atrodo buvo palankesnis evoliucijos istorijai. Maisto neofobija siejama su šios savybės paveldimumu, su tėvų pavyzdžiu ir su padidintu jautrumu karčiam skoniui. Angliškai ši savybė vadinama supataistės. Kartais tai tiesiog prasti prisiminimai apie ligą sukelusi maistą, ilgus metus dėl to vengiau aviečių. Maistu apsinuodiję žmonės apskritai kurį laiką būna mažiau linkę rinktis neįprastą maistą. Taigi, jeigu savo vaiką vadinate išrankiu maistui, tai vien rodyti siūlomą naują maistą dar negana. Kaip ir sakyti, pažiūrėk, koks gražus vaikas turi gauti galimybę jo paragauti, ar bent pamatyti, kaip skaniai jį valgote patys. Valgyti reikėtų įprastoje aplinkoje. Tai yra aplinkoje, kurioje valgote, neturi būti daug kitų naujų objektų. Jei naujoje aplinkoje bus daug, o jei siūlys nepažįstamas žmogus, tikimybė, kad vaikas ragaus nuo maisto, bus gerokai mažesnė. Maisto neofobija paprastai reiškia mažesnį vaisių ir daržovių vartojimą, mažesnį baltymų ir kalorijų kiekį, tačiau regimai neturi įtakos su krakmolo turinčio maisto ir užkandžių suvalgomų kiekiu. Yra tyrimų, kurie sako, kad išrankumas ir neofobija yra skirtingi reiškiniai. Pirmas būdingas mergaitėms dėl to, kad tyrime buvo tik tai jos, nebūtinai reiškia, kad berniukam nebūdinga. Tai tiem vaikam, kurių tėvai patys valgo neįvairų maistą ir sako, kad neturi laiko sveikai mitybai ir trumpiau žindę vaikus, kai jos buvo mažos. O tuo tarpu neofobija pasižymėjo vaikai, kurie buvo labiau nerimastingi, o jų mamos pačios turėjo maisto neofobiją. Tai baigsiu matyti patarimų. Mėly tėveliai, valgykit tai, kuo norit maitinti savo vaikus. Valgykit tai nuolat ir nevalgykit patys to, ko nenorit duoti vaikam, bent jau savo vaikų akivaizdoje. Ir nepergyvenkit per daug, jeigu dabar vaikas kažko konkretaus nevalgo. Neofobija dažniausiai silpnėja ir išnyksta su amžiumi. Skanaus.